12 dienų seminaro ciklą. Šiandien tai jau yra 3 seminaras, tai ne paskutinis. Po šio 6 valandą dar bus seminaras tema derybų menas. Visi žemesni turėjom didelę motivaciją. Ta motivacija buvo labai paprasta. Tas priekį tavęs tau reikia kažkokiu būdu pavyti. Jis ten priekį bėga, jam jokios motivacijos. Jis bėga savo, švenčiukas, viskas, nie karjeros garantijos. Rami vieta, neblogai apmokama. Ir tokių daug klausimų buvo. Ir tai buvo mano iniciatyva. Vienintelis kartas gyvenime, kai aš buvau pakviestas, tai yra, buvau ne pakviestas, o pats susiradau savo darbo vietą, susitikau su tos institucijos, kurią dabar atstovauju vadovais ir priėmiau sprendimą. Tam tikram etape supratau, kad su galva sienos neišversi. Galbūt sakysite, kad tai kažkokia gynybinė reakcija, kad tai yra, reiškia, pasidavėliškumo nuotaikos ir taip toliau. Tiesiog pamačiau, kad darbo turinys man jau nebeteikia malonumo, kad pakeisti kažką iš principo nebėra jokių galimybių. O nuolat pasirašinėti popierius, kurie nekažin kokią įtaką turi mūsų ekonominiam gyvenimui, vaidinti vadovą vienam popierių sėdinti, buvo ne man. Aš pagalvojau, kol aš dar per šitos metus tų popierių pasirašinėjimo visai nepraradau kvalifikacijos, aš galiu dirbti analitinį darbą. Aš galiu be šitų visų popierių apsėti. Aš galiu analizuoti ekonominius reiškinius tam, kam skaičiau knygas, tam ruošiausi pakankamai ilgą laiką. Ir tai buvo mano motivacija. Visada tai būna, aš pastebėjau. Visi prisimename tik tą tašką, kuriame mūsų uždavinys buvo didžiausias. Ir tuo metu mes būsaujame, galvojame, kiek tuo metu galėjome pelną, reiškia, uždirbti, jeigu būtume pelną. Ir jūs nebeteisit, mane čia klausyt, sakysit, Nausėda vėl atėjo makaronų pakalbėti. Taip, kad mes turime šnekėti tai, ką mes turime. Ir tarptautinėje bendrijoje verslo tai toks supratimas ir yra, kad analitikai gali kalbėti tai, ką jie mano, bet politikai neturėtų kalbėti, kas jiems ant seilės užduoda. Aš manau, kad tikrai yra daug norinčių paklausti. Aš galiu ilgiau pabūti, žmona sakė išleisti. Tai aš